Sveiki, čia Jokubuks ir kuriame savo naująjį video apie Minecraftą. Taigi žaidžiame serveryje. Serveris vadinasi Macislaimas, galite pasižiūrėti internete, gauti jo IP ir visą kitą. Taigi einam, aš kaip prisijungsiu dabar, aš tada ir vėl, ta prasme, pauzę atspausiu. Taigi vėl prisijungiau ir žiūrit, praeitam video, kai kūriau biškį, čia toks bugas gavosi ir gavosi tokia nesąmonė. Taigi, kursime video ir aš ėjau kasinėtis anglies, nes man labai reikėjo žiauriai anglies. Ir, reikia nueiti nustatymus, vaizdo nustatymai, pasimažinsim nors tegul ryškumas būna šitą. Einam. Nes tas biškį gali palaginti matomumas. Man gali palaginti ir tokia nesąmonė buvo atsitikusi, kai praeitą video kūriau. Todėl jo ir nenorėjau įmesti visiškai. Čia esu atradęs kasyklas, toj palaukit prieisim. Matot medieną, ten yra kasyklos, ten tikrai ne aš pastačiau ir tikrai nečytinau, atleiskit, bet tai galite tikėti, o galite ir netikėti, nežinau, bet tai yra tiesa. Aš tikrai nežadu meluoti vien dėl to, kad pasičytinau ką nors ar ką. Neturiu nei X-Ray'os, nei Tuminė iTunes. Jokių čytų neturiu. Ir fone gali girdėtis toksai kalbėjimas, nekreipkite dėmesio. Man rodos, jis nepasikartos, čia buvo bugas pas manęs vieną dieną, kai pradėjo toksai, ką jūs čia daro? Čia, kur aš dabar sakiau, čia yra ne. O, anglis. Čia yra tas nelagas, tiesiog aš pavaizdavau, kas man buvo praeitam video, kodėl aš jo neįkėliau į YouTube ir kodėl neleidau jums jo pažiūrėti. Tai man buvo kompiuteris dar išsijungęs. Taigi žaidžiame čia Macislaimą ir jei norite žaisti arba turite kokių problemų dėl Minecrafto, kas tenais, šikšnosparnis turbūt. Jei turit problemų dėl Minecrafto, kreipkitės į mane, bet manau, kad aš nedaug ką galiu padėti, bet tiesiog sakau, kad jei serverį neužkrauna, tai žinokit, kad serveriui reikia interneto. Nes kiti bando prisijungti prie serverio net neturėdami interneto ir sako, man neveikia internetas. Čia kai dar kūrėm anksčiau video, kai mano balsas iš vis buvo cipliukas, buvau dar tik tai, kiek tenais man buvo? Man buvo liktais 9 metai, o dabar man jau yra 13, mano balsas dar nemutavęs. Mano ir dabar gali balsas būti toks cipalinis, bet gerai. Man rodos, anglies užteks pakankamai, galima eiti į savo Čia buvo susistabdant biškį, nekreipkite dėmesio. Gal pusė ir neišgirdot, ką aš sakiau, bet tai nieko. Iškepė. Ironas iškepė. Ir norėčiau pasakyti, kad šitam ne tą pasiėmiau daiktą.
šitam serveryje nelabai sutiksi mobų. Tiesiog jų nerasta. Nu, pažiūrėjau, ar eina man eiti. Neleidžia šūdas. Šūdas. Va. Tiesa, norėčiau pasakyti pastabą, tai šitam serveryje, jei tu esi pasidaręs resą ir šalia tavęs taiga atsiranda visokiausių namų, va taip va, kaip aš pasidariau pirmasis resą ir staiga atsirado čia pilna namų, tai nebijokite, kartais pasistato tokie, kur iš vis neprisijungia, o kartais būna tokie, kurie labai dažnai prisijungia ir būna šaktas, kai jie prisijungia. Nes jie yra diamond šarvais ir visa kita, o tu esi, pavyzdžiui, niekas ir tu gali mirti. Gaila, kad negaliu pasižiūrėti. Tenais kas dedasi. Tiesa, ir šiame serveryje tu gali sukurti shopą. Kas čia per nesąmonė? Čia bugas turbūt. Gerai, turim čia tų buteliukų, tiesiog balsuoju už šitą serverį ir atsiranda buteliukų, taigi aš dar norėčiau padaryti tokį dalyką, tai aš sustabdysiu šitą video, jūs aišku to nematysite, aš kai atstabdysiu iš karto, toliau žaisis, jūs nematysit video, aš sustabdysiu, palauksiu ten, kol iškepsiu, sutvarkysiu, gal nestatysiu namo, tiesiog lauksiu, kol viskas iškepsi ir tada po to pradėsiu statyti namą. Taigi, aš darau. Taigi, filmuojame video, čia atsigavome ir gal jūs matėte video dalį, kai aš nekalbėjau, nes aš vedžiau prasilošėlis ir pauzė tiesiog pati nusiėmė ir štai statome namą. Žadėjau prisijungti, kai tiesiog baigsiu statyti pirmąjį pagrindą, tai va šitą vietą. Medienos man reikia. Bandome